Gruodžio 23. Koks geras žodis pasakytas savo laiku. Laiku pasakytas tinkamas žodis yra kaip aukso obuolys sidabro įdėkle. Patarlių knyga 15 skyrius 23 eilutė ir 25 skyrius 11 eilutė. Kai kalbame su žmonėmis, kurie turi ausis klausimui ir jie klausinėja, norėdami pažinti kelią, vedantį pas viešpatį, atsiminkime, kad žmogaus gyvenime būna didelės krizės, įsimintinos progos, kur vienas žodis gali būti brangesnis, labiau įtikinantis, nei 100 ar 1000 žodžių kitų laikų ir kitose aplinkybėse. Būkime visada pasiruošę viešpaties tarnybai, nesvarbu, ar mums šis laikas bus patogus ar ne, su malonumu guldykime savo gyvybę už brolius. Tačiau mes turime atskirti tarp to, kas yra patogu mums, ir to, kas patogu kitiems. Ir noriai tarnauti kitiems kiekviename laike, net jei jis būtų nepatogus mums, bet tinkamas laikas kitiems. Nesiūlykime, neprimeskime niekam Evangelijos nelaiku, nors tai būtų patogi proga mums. Yra laikas tylėti ir laikas kalbėti. Yra dalykų, kuriuos reikia pasakyti ir dalykų, apie kuriuos geriau nutylėti. Tas, kuris kalba, kada turi tylėti, kuris sako tai, ko nereikėtų sakyti. Kas susilaiko ir nesako to, ką reikėtų pasakyti, yra neprotingas ir daro žalą. Bet tas, kuris tyli, kada reikia tylėti, kas susilaiko ir nesako netinkamų ir žalingų pastabų, komentarų, kas tinkamų būdų ir tinkamoje dvasioje pasako apie dalykus, kuriems atėjo laikas tinkamoje vietoje, tinkama proga ir tinkamam asmeniui, yra protingas ir gali padėti kitiems. Sugebėjimas pasakyti tinkamus dalykus tinkamoje dvasioje ir tinkamų būdų, atėjus tinkamai progai, tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje, tinkamam asmeniui yra malonė, retai kada pasiekiama, brangi ir vaisinga. Atidžiai mokykimės, būkime rūpestingi, kad sugebėtume atrinkti tuos dalykus, apie kuriuos kalbame, kalbėjimo dvasią ir kalbėjimo būdą, tinkamą laiką, progą ir vietą, kur kalbėsime ir asmenis, kuriems kalbėsime. O tada mūsų žodžiai bus kaskart vis geresni, nes bus sakomi tinkamu laiku. Klausimai: kaip šią savaitę naudojau savo liežuvį? Kokios buvo pasekmės? Koks geras žodis pasakytas savo laiku? Laiku pasakytas tinkamas žodis yra kaip aukso obuolys sidabro įdėkle. Patarlių knyga 15 skyrius 23 eilutė ir 25 skyrius 11 eilutė.